Man visuomet liūdna girdėti apie jaunuolius, iš kurių tyčiojamasi dėl to, jog jie yra kitokie. Ar tai būtų Jungtinėse Amerikos valstijose, ar čia Lietuvoje. Vaikai ir jaunuoliai ypač skausmingai reaguoja į diskriminaciją ir išankstinį nusistatymą jų atžvilgiu. Deja, ir šiandien daugybė šių jaunuolių tampa pašaipų, neapykantos ir net smurto objektais, vien todėl, kad jie yra kitokie. Kaip žmonės ir rūpestingi piliečiai, mes privalome nuolat kovoti su bet kokiomis fanatiškumo apraiškomis, taip pat ir nukreiptomis prieš skirtingos orientacijos asmenis. Šiandien kreipiuosi į visus jaunuolius, kurie, būdami kitokie, patirate patyčias. Jaučiatės vieniši, ar sunkiai įsivaizduojate, jog jūsų gali laukti geresnė ateitis. Aš jums turiu žinią. Situacija gerės. Kartais atrodo, jog niekas nesikeičia. Dar visai neseniai Jungtinėse Amerikos valstijose skirtingos orientacijos vyrai ir moteris taip pat nesijautė visuomenės priimti. Tačiau šiandien situacija yra geresnė. Jūsų padėtis taip pat gerės. Jūsų laukia dar tiek daug dalykų. Draugai, galimybės, šeima, meilė. Jie laukia jūsų. Žmonės visame pasaulyje jungiasi, kad kartu nugalėtų kliūtis, gintų savo teisės ir kovotų už visų žmonių lygybę. Visada prisiminkite. Jūsų gyvenimas yra labai svarbus jūsų šeimai, jūsų draugams, Lietuvai ir visam pasauliui. Jūsų gyvenimas yra vertingas ir vertinamas. Nenusiminkite ir nepraraskite vilties. Jūs nesate vieni. Daug žmonių jūs palaiko, galvoja apie jūs, siunčia jums savo maldas ir stiprybę. Laikykite mane vieną iš jų.